Sveiki, šiandien apžvelgsime naujienas iš bob.lt elektroninės parduotuvės ir tai yra multimedijos sistemos automobiliams, sunkiasvoriams priemonėms, vanams ar bet kuriai transporto priemoniai, kuri atiduoda 12 arba 24 voltus per vadinamą pirikurkę. Ir ką turime komplektacijai? Tai galinio vaizdo kamera su naktiniu pašvietimu, AUX laidas, maitinimo adapteris su 2 USB išėjimais, tuomet stovas ant stiklo arba panelės, jų yra 7 colių, truputį aukštesnis, bet siauresnis, bei 10 colių su priekinio vaizdo registratorium, kuris išvažinėja, reguliuojasi ir panašiai, bei yra lygiai toks pat variantas be registratoriaus funkcijos, truputį pigesnis. Ką jie gali? Tai šiam momentui yra įjungtas Waze'as, tai yra Android Auto sistema prijungta prie jo, groja Spotify'aus muzika, matom navigaciją, galime eiti į visą valdymą ir čia matome Messengeris, telefono valdymas, Viberis, YouTube Music, Google Maps'ai, WhatsApp'ai. Žodžiu, čia gaunasi taip, kad tai, ką turite telefone, įsirašė ir jeigu tai palaiko Android Auto arba CarPlay, visą tai matote čia, tik pritaikyta automobiliams. Taip pat turime valdymą balsu, skambučiai, laisvos rankos. Einame toliau, spaudžiame į pagrindinį meniu. Matome CarPlay'us, Android Auto, FM moduliatoriaus funkcija, ypač aktuali senesniems automobiliams, kadangi nustačius tam tikras bangas, jisai garsą pertransliuoja tiesiai kaip radio bangomis į jūsų automobilį. Taip galite prijungti prie senos magnetolos. Jeigu turite naujesnę, galima suparuoti su Bluetoothu, tuomet garsą perduosime Bluetooth. Čia matome registratoriaus funkciją, 140 laipsnių kampas, Full HD. Reguliuojasi tiek pasukimas, tiek kampas. Išvažiuoja, suvažiuoja atgal. Žodžiu, prisitaikot, kaip jums patogu. Einame toliau. Matome USB padavimas. Jeigu norite prisijungti išorinį USB, galite tai atlikti. Galinio vaizdo kameros. Tuomet AUX laidas, jeigu norite perduoti garsą AUX'u. Einame toliau, paveikslėlių nustatymas, bei žinoma pagrindinis nustatymo meniu. Galime keisti kalbas, yra rusų, anglų, vokiečių, gaila lietuvių nėra. Taip pat pagrindiniai einami nustatymai, kas gali būti reikalinga. Ir yra lygiai tas pats ant šio daikto, dėja nei telefonas niekas nėra prijungtas, todėl jisai kaip ir įprastam režime, norint galime prisijungti CarPlay, Android Auto, kas jums patogu, taip pat galinė vaizdo kamera, nustatymai, USB išėjimai ir visa kita. Manyčiau, pravartus daiktas keliaujant, ar tiems, kas nori truputį patogumo vairuojant, tai yra nesinaudoti telefonu, o turėti tiesiog kaip multimedijos sistemą automobilyje, kuri atlieka visas pagrindinės svarbiausias funkcijas kaip prabangiuose naujuose automobiliuose. Ačiū už dėmesį. Visas prekes rasite bob.lt.